Eiki, mes žaidžiame Minecraft išlikimą. Kaip matote, aš atsiradau prie miško už tai, kad reikia gauti medžio. Jeigu norite, jeigu leidžiam tai išlikimą. O komandos. Tik tokios turi būti pilnam išlikimo režime. Matote, nelabai matote mano inventoriaus. Čia nesvarbu, nežinokite. Ir mes atsiradom maždaug prie vandenyno. Kaip matote, vandenyne kol kas. Šioje versijoje nėra taip saugu, nes gali būti priešų visokių, kurie šaudosi lazeriais. O jeigu norite pakartosiu versiją, nepakartosiu, o pasakysiu. Tai čia yra 1.8.3. Įkritau. Ir mums reikia medžio. Gerai, gavau sėklų, gerai. Bet dabar kertau medį. Ir gavo pasiekimą kumštis į medį. Kaip visada būna. Bet pasiekimų yra begalė. Pasiekimai. Pirmas pasiekimas inventorizacija. Paskui kumštis į medį. Pasiekimai. Notch Apple. Čia Notch Apple. Žodžiu, Notch obuolys. O kaip matote, čia deimanto rūda, bedrokas, staunas, redstaunas. Matosi. Čia ironas su kaulu, aukso. Kaip nelabai mes matome. Čia šiaip. Bet šiaip tai kaip atrodo šitos šaknis. Bet čia ne vien tik pabaiga, šitie. Darosi tęsma. Bet svarbiausia gauti rūdeną. Aš pasidarysiu, kad manęs nepapjautų, nenužudytų zombiai ar ten kita. Ir mes nukirsim 2 medžius. Bet kadangi šitie įrašai truks tik 15 minučių, nes YouTube'as tik tai tiek leidžia kažkodėl. Bet galite nepamiršti čia esančių pasiimti sodinuką kokį, nes tada galėsite pasisodinti medį. Ir matot, dar nieko neiškrenta, bet jie iškrenta iš medžio. O svemplendas tai, matosi, ir dar svemplendas. Medis gėlės papjovė. Keturias.
Va, sodinukai atrodo va tokie. Arba, va kaip matote. Va. Jie taip inventoriuje atrodo taip. O dabar biški matote, ko gero ką aš turiu inventoriui. Vaizdo kokybė čia nėra tokia labai gera. Nu, bet mano inventorius tai va beveik tuščias. Bet nežiūrėkite, čia man kažkodėl pats Minecraftas šitą mergą uždėjo. Tai nekreipkite dėmesio. Matote, girdėjote va, karvė yra, atsiradau prie višto, bet čia karvė kažkodėl 1, 2, 3. Žiūrėkite, kur karvė. Kara čia ant medžio. Va, višta yra. Kita višta. Iš viso baloja. Čia irgi būtų vėl įstrigau. Galima tvenkinį pasidaryti. O dabar gaminamės lentas ir ką mums pirmiausia reikia pasigaminti, tai reikia pasigaminti darbastalį. O aš kitoje serijoje pasimokysiu, kaip pasidaryti lietuvių kalbą. Galima, aišku, ir per 1.7 lietuvių kalbą pasidaryti. Kol kas mano namas bus toks, o kaip aš tenai biškį pasikasinėsiu ar ieškosiu resursų, tai taip jums ir labai nerodysiu. Kadangi dar mums pritrūko medžių. Wow, iš karto 2. Tai mes eisime į mišką ir jų dar pakirsti. Nu. O iš šitų alyvų galite pasigaminti tiesiai inventoriuje dažų. Kaip matote, čia yra su antersitų, doritų ir panašiai. Ši versija. Nu, nukirsiu tą medį, kur karvė sėdi, kaip sakiau. Bet kodėl karvė būtinai ant medžio? Bet kadangi šitas įrašas jau 8 minutės, kai eina, daugiau, tai, nu, žinote, YouTube'as leidžia tik 15. Ha. Kol. Nu, karvė nukrisk nuo medžio. Ji dar laikosi. Kiek sunaudosi, kiek mokėsi. Nu, čia mano mama. Nekreipkite tai dėmesio. Karvė. Mua, čia. O ne. Tik ne mano mažasis brolis. Nu jo. Toks mano ir išlikimas dabar. Iš pačių pradžių. Dar prisigaminsime medžio. Ko gero galėsim ir čestą pasigaminti. Matote, ten kažkas tai yra.
Matote ten du kvadratus mėlynus? Vėl įkritau. Bet šitas ne į tą duoda, ne į šitą. Va, matote biškį. Va, matote. Tokie du labai ryškus kvadratėliai. Matos. Nu, kodėl paspaudžiu būtinai Q? Man nereikia. Varu čia karvę į mano namą. Ir kadangi jau matote, artėja naktis. Auč. Nu jo, kaip matote, toks čia ir gyvenimėlis Minecraft'e. Nu jo, vėl pritrūko bliūdieną. Kadangi aš čia pasidariau taikų lygį. Va, taikus. Ir mes kitą kartą per dieną. Aš per tą laiką patirsiu bliūdieną vėl. Tai viso.